Bičiuliai, už lango gili žiema, bet mintyse jūs jau sėdėsi savo naujoje terasoje, mėgaujatės saulės voniomis, geriat arbatą ir tuo pačiu triegiat polius, pjaunat karkasą, montuojat lentas, kad atėjus pavasarį turėtumėt būtent tą viziją. Todėl turiu jums pasiūlymą, kurio būtų nepadora atsisakyti. Terasą gali pasidaryti kiekvienas iš jūsų, reikia tik noro. Ir tą aš noriu įrodyti. Todėl mano pasiūlymas iššūkis pasidaryk terasą pats su Sauliu Venclausku. Tai reiškia, terasą darai tu, o aš esu tavo pagalbininkas visos šitos kelionės eigoje. Mano misija tavo projekte. Planuoti, kurti vizijas, skaičiuoti medžiagas, lydėti tave statybos eigoje ir išgerti pirmą kavos puodelį ant tavo naujos terasos. Įrankiai. Ne, bičiuli, šitie įrankiai liks dirbtuvės. Mes naudosim tuos įrankius, kuriuos turi tu. Bet projekto partneriai, Gotas ir specialistai pasirūpins, kad mes nepritrūkstume trūkstamų įrankių. Šio projekto medžiaga. Bičiuliai, tai yra ne dovana, tai yra ne Black Friday išpardavimas. Medžiagą šiam projektui perkiesi tu. Bet projekto partneris MDS Terasos žada padaryti viską, kad tu turėtum galimybę turėti savo svajonių terasą. Sudominau? Tuomet imam popieriaus lapą ir rašom. Objektas yra Kaune. Ček. Terasa iki 40 kvadratų. Ček. Sutinku, kad mano žavesys, mano kiemas būtų filmuojamas ir parodomas socialiniai medijoje, statome jums kanale. Ček. Suprantu, kad turėsiu dirbti pats. O moterys, suprantu, kad turės dirbti mano vyras. Ček. Ir jeigu mes turim visus ček, rašosime komentaruose noriu, o moterys taginat savo vyrą ir parašot jis nori, ir kovo 15 aš paskelbsiu, su kuo aš darysiu terasą. Na va, tai toks yra mano pasiūlymas ir kovo 15 dieną aš paskelbsiu, pas ką iš jūsų važiuosim daryti terasą. Na, o pabaigai, dalinkite šito video, tapkite sekėjais, jeigu dar jo nesat, nes šiemet pažadu daug įdomaus turinio visiems, kurie mėgstat meistrauti, kurie mėgstat terasas. Iki!